Rytas visiems, antradienis po 10:12 mūsų susitikimas ir noriu pasidžiaugti tokiu vienu dalyku, kuris atsitinka kiekvienais metais rugpjūčio vidury, ne, gruodžio vidury. Palauk, iš naujo video pradedam šitą. Recording off, recording progress. Taip, tai kad gruodžio vidury visi Europoje, visi Lietuvoje ir visus žmonės, kuriuos aš pažįstu, ką jie daro, jie stabdo visas savo veiklas. Kaip galima iš vis pagalvoti apie tai, kad tai yra geras dalykas? Tuoj pasakysiu. Pirmoji eilėj geras dalykas dėl to, kad tai yra galimybė pirkti dovanas ir mes dar turime 2 savaitės plius minus, kur tikrai galima dar su žmonėm pabendrauti, pakalbėti ir pasirūpinti jų kitų metų tikslų išpildymų, pasirūpinsiu savo sveikata, būsiu geresnė savo versija. Jie daro, visi planuoja, kuria planus ir taip toliau. Tai šita dalis gali būti išpildyta dovanų ir aš duodu savo pažadą, kad būsiu geresnės savo formos, geresnės savijautos. Tai šitą galima išnaudoti, tai yra kas liko dar 2 ateinančiom savaitėm. Bet kitas dalykas, kurį man visą laiką Augulis kartodavo ir aš niekaip negalėdavau suprasti, ką aš čia turiu omeny ir galvojau, kaip galima būti tokiu, kaip. Bet pradėjau šitą veiklą vystyti 100%. Man jisai dabar čia buvo Indijoje ir per Indijos tą vieną iš savo kelių minučių pasisakymą ir pakvietimą, jisai pasakė, kad hebra, kol visa Europa dabar švęs ir bus atsitraukę į kalėdas, į šventimą ir taip toliau, sako, Indija tai nieko nešvenčia ir sako, mes su jais toliau čia planuojam dirbti. Ir man iš karto mintis, ir aš prisiminiau, kad turiu partnerę, kuri daug metų dirbusi Indijos ambasadoje. Ir mes su ja kažkada buvom susitikę, kalbėję, pas ją daug kas gyvenime keitėsi ir jinai iš principo atsisakė, sako, aš nelabai dirbsiu, nes man nėra aktualu. Bet aš jau vėl paskambinau ir jinai sako, darom. Ir juo labiau, kad kai Andrius Augulis man nupiešė, kokia yra perspektyva Indijos iš to, kas dabar vyksta ir kas dabar planuoja būti per artimiausius 2-3 mėnesius, pusę metų yra apie tai, kad po metų laiko ten bus visiškai kitas žemėlapis Zindzino pasaulyje. Aha, ačiū labai. Tai aš suprantu, kad verta investuoti laiką ir ieškoti kontaktų tenais. Tai va, tai sau daviau 2 savaitės, nes matau, kad pas mane yra žmonės, kurie jau pradeda ten galvoti apie išvyginės, apie tą, kaip aš čia darysiu, gal nukeliam po naujų metų, gal pradedam startuojam nuo naujų metų. Ir aš šitoj vietoj tikrai nieko negaliu pakeisti, aš galiu tikrai pasirūpinti dovanom ir pasirūpinti žmonių išpildymu visų šitų dalykų, apie ką mes kalbėjom, kad pasijungtų savo sveikatą naujiem metam, bet tuo pačiu pagalvokite ir pamastykite, kaip gali plėstis jūsų pasaulis, kaip gali plėstis jūsų žmonių ratas ir ką jūs pažįstate tose rinkose, kur nėra kalėdų karštinės, kur nėra naujų metų, kur nėra to viso šventimo. Tai va, tai čia galbūt tokia pradžia, netikėta, bet labai norėčiau pakalbinti visus čia susirinkusius, kaip jūs laikotės, kaip jūsų nuotaikos apie tai, kad jau mes esam įpusėję į gruodį ir koks jūsų planas likusiai gruodžio dalį arba naujiem metam. Eva, Dalia, Karoli, Tomai. Ar per sudėtingas klausimas? Tomai, tada klausimas tau, kokios yra galiojančios akcijos, gal galėtum šiek tiek nušviesti publiką, kas pas mus šiam mėnesiui dar yra duota ir kuo mes galim pasinaudoti. Iki 18 dienos galioja dar tiek klientų, tiek partnerių. Perki 2 gauni 3 akciją. Produktai yra revų. 2 aliejos buteliukai gauni 3. Arba skin serumas. Taip pat partneriam galioja dar testų pirkimo akcija. Kaip perki balance testą, gauni
dovanų vitamino D testą. Galioja nuo mėnesio pradžios egzekutivo kampanija, kuri galios 2 metus. Tai reikia pakilti naujų rangų ir pasirašyti naują partnerį. Jeigu iki šiol nebuvo egzekutyvas, tai pasiekęs egzekutyvą gauni dvigubą telefono bonusą. O jeigu buvo egzekutyvas, tas irgi galioja, tik tai turi 1 rangu pakilti. Ir ką, ir galioja tos pačios UPK susigrąžinimo akcijos ir dvigubinimas iki balandžio to greitų bonusų kampanija. Tai ko gero, kad jinai bus tęsiama, o po to įtraukta, aš taip galvoju, į komisijų planą kaip standartą. Geras. Nes tai buvo su incentive programa, su UPK programa. Tai ko gero tiek gruodžiai. Taip pat galioja dar pakelk savo klientų rangą 1 laipteliu aukščiau ir gauk komisinius dvigubai. Kas nebuvo atimas, tapęs atimu gautų 200 vietoj 100. Pro atimo, kas nebuvo lapkritį, tapęs pro atimu gautų ne 200, o 400. Kas nebuvo top teamas, tapęs top teamu gautų 4+4, 800. Gautų dar 10 000 premiją, jeigu to dar neturėjo. Ir kiekvienam range tam iki 700, 300, 400, visi prizai dvigubinasi. Tai va tie gruodžiai. Mano planas gruodį uždaryti su trenksmu. Su trenksmu? Jo, su trenksmu. Kas yra trenksmas? Išgirsi. Labai gerai. Natalija, labas, sveika prisijungus, tai mes kalbėjom trumpai pačioje pradžioje apie tai, kad gruodžio vidury įsijungia tas toksai, kaip Antanas sakė, rankinis ir žmonės pradeda galvoti apie šventes, apie pirkinius ir 2 savaitės, žodžiu, dabar taip lygiai taip sutapo, kad 2 savaitės išeis būtent tam, bet aš pačioje pradžioje kalbėjau, kad yra ir kitų rinkų, kuriuose nėra visų tų švenčių ir jeigu noras ir planas yra dirbti, visada galima paieškoti darbo ir bendradarbystės tenais. Tai aš tai paminėjau Indiją, kad atradau partnerę, prisiminiau tokią potencialią ir šiandien pasirašom jau su ją partnerinę sutartį ir jinai pradės kontaktai savo dalintis, kad mes galėtume bendrauti ir vat šitas 2-3 savaitės aš išnaudosiu būtent tam. Tai tokia kaip tiesiog galimybė atsiranda, kai ieškai. Ir klausimas buvo visiems, tai tik tai Tomas atsakė, kad jisai planuoja su trenksmu užbaigti. Ir klausimas buvo, koks mano planuojamas gruodis, ką aš planuoju nuveikti ir padaryti. Tai kol kas Tomas atsakė, daugiau visi kiti nieks nieko nepasakė. Ar tu turi kuo pasidalinti, Natalija? Sveiki, nieko aš nepasidalinsiu. Man yra mokslai ir tai aš jais ir gyvenu gruodį. Tai nežinau, motyvacinio spyčio iš manęs nebus. Supratau. Gerai, aš turiu motyvacinę spyrio. Tai kalbant apie mano kiekvienų metų
ne klaidą, o pamoką ir galbūt proveržio galimybę aš noriu su jumis pasidalinti šiandien. Ką tai reiškia kiekvieną gruodį padaryti tą patį, arba kiekvieną lapkritį padaryti tą patį, arba kiekvieną bet kurį mėnesį padaryti tą patį. Tai kas yra tas pats? Tas pats tai yra, kad dar čia turiu laiko, dar čia porą dienų, dar tuoj savaitę, dar liko pas mane 2 savaitės, dar liko 1 savaitė, dar liko kelios dienos ir paskui žiūriu, kad per mėnesį nieko ir nenuveikiau. Tai čia Black Week, jo, gal ne man, gal aš nemoku, tai va dar tuoj savaitę, tai dar jinai neprasidėjo, tai čia galima, žodžiu, dabar sėdėti, laukti 3 savaitės ir paskui, kai jau Black Weekas prasidės, tada aš jau ten per jį dar 10 dienų ir duosiu. Tai ką aš patyriau? Aš patyriau, kad mano ten pirmosios 10 dienų mėnesio jos buvo tokios gana neaktyvios ir tenais neatsitiko mano partneriai, kontaktai ir taip toliau, ką aš paskui galėjau panaudoti, siekiant aukštesnio titulo, pavyzdžiui, Royal Crown. Nes taip atsitiko, kad aš įsėmiau visą savo komandą į apačią, pasirūpinom su žmona, kad jie ten pasiektų savo titulus, priregistruotų klientus, atrastų savo partnerius, kad kažko jiem ko nedaug trūko iki tam tikro uždarimo, tam tikrų titulų, tam tikrų pasiekimų arba pinigų uždirbimo. Ir ką, ir aš supratau, kad mums dar liko ten pilnos 2 dienos ir pas mus jau viskas ir mes jau nieko dabar nebegalim padaryti naujo. Tada mes turime eiti naujai ieškoti partnerių, tada juos apdirbinėti ir daryti, kas yra gana pakankamai sudėtinga, bet netgi ir tokiu atveju galima daryti. Bet aš pagalvojau, o kas būtų buvę, jeigu aš 10 dienų anksčiau būčiau pradėjęs visą tai? O kas būtų buvo, jeigu aš pradėjęs būčiau spalio mėnesį tai daryti? O kas būtų buvo, jeigu aš būčiau pradėjęs daryti ruoštis rugsėjo mėnesį? O kas būtų buvo, jeigu aš lapkričio mėnesį, dabar kai jisai pasibaigė, aš nuo dabar visus metus ruošiausi ateinančiam Black Week'ui, kurio aš turėčiau didelę komandą, kurio būčiau juos visus apmokęs, aprūpinęs ir kad jau kai ateina laikas, tada šauti. Ir aš girdėdavau Augulį taip kalbant, kitus lyderius taip kalbant, aš galvodavau, čia iš vis kalba ne apie mane, aš niekad gyvenime tokių dalykų nedarysiu, kaip iš vis taip įmanoma, kaip jie daro, tai čia jau tik tai labai ten nušvitę ir pažengę gali taip daryti. Tikrai ne, aš nei nušvitęs, nei pažengęs, bet aš dabar suvokiu, kad aš galiu tai daryti. Iš kur atėjo tas suvokimas? Girdžiu klausimą iš auditorijos. Tai suvokimas atėjo iš ten, kai perskaičiau knygą Slight Edge, kurioje buvo nupieštos 2 kreivės. Viena kreivė tiesi ir kita kreivė tiesi. Ir ta tiesi kreivė ir viena ir kita, jos veikia tokiu pačiu principu. Mes darom, kažko nedarom ir kažkuriam etape, žiūrint nuo to, ką mes darom ir ko mes nedarom, kreivė pakyla drastiškai į viršų arba kreivė nusileidžia drastiškai žemyn. Vat jums ir pagrindinis motyvas ir mintis. Tai reiškia, kad jeigu mano kreivė kyla į viršų, bet aš vėl sustoju, jinai eina vėl flat ir tada paskui jinai krenta. Ir pas mane tokio judėjimo gali būti. Ir knygoje buvo parašyta, kad lygiai taip pat, kai aš einu, galiu kristi, bet paskui iš kritimo aš galiu kilti, jeigu aš nusprendžiu ir pradedu kažką daryti. Ir knygoje buvo parašyta metodika, kaip to pasiekti ir kaip tai padaryti. Ten buvo pasakyta, kad darykite, prašau, tuos pačius dalykus kiekvieną dieną, nesvarbu kas. Nemėginkite pataikyti tai, kad šiandien nedarysiu, rytoj padarysiu 2. Aš žinau, kaip tai sunku, nes kitą dieną gali atsitikti dar kažkas, tai jau 3 diena, 4 diena, 5 diena, kai tau reikia parašyti 50 sakinių padėkos, kai tau reikia perskaityti 50 puslapių per vieną dieną, kas yra apie 2,5 valandos, 2 valandos darbo skaitimo. Visų pirma, mes skaitimas, darbas, sunku. Visa tai yra skirta mūsų asmeniniam tobulėjimui ir augimui. Ir dabar kai kurie žmonės susitikę su manim žavisi ir negali suprasti ir kaip visa tai vyksta ir kodėl tai vyksta. Ir aš su jais tai bekalbėdamas, nes jie mato mano augimą, sako, o kaip tu tai padarei? Ir aš galvoju, tai kaip, partnerį pakviečiau, mes su juo susitikom, pasikalbėjom ir iš to ir atsitiko, tas partneris ir tas partneris. Bet iš tikrųjų tai netiesa, aš ne taip dariau. Aš perskaičiau knygą Slight Edge ir joje buvo parašyta, kad tu daryk tą patį per tą patį kiekvieną dieną ir paskui tai per laiką akumuliuosis į didesnį rezultatą. Plius, Orinas sakė, kad pas mane atsiras daugiau žinių, išminties ir aš pradėsiu pritraukinėti žmonės, kurie gali ir geba informaciją sutraukti. Aš visų pirma pats pritrauksiu tokius žmonės, pas kuriuos galiu nueiti ir mokytis ir būti. Ir taip ir atsitiko. Ir pas mane ateina būtent tokie žmonės, kurie moka, gali ir geba ir aš suprantu, kad aš bele kaip atsilieku, jau būdamas su jais, bet aš juos pritraukiau. Tai visų pirma, aš tada į nuolankę poziciją, kad aš galiu pas juos mokytis, bet tada aš matau, kad pas mane ateina partneriai, kolegos,
kurie moka žymiai daugiau negu aš, arba tiek pat, kiek aš, bet aš tada suprantu, kad aš negaliu iš viso vietą, aš turiu tobulėti kiekvieną mielą dieną, po tas 10 puslapių skaityti, kad aš aukčiau tobulėčiau, aš jau atsilieku. Bet vien tik tai nuo to, kad perskaičiau tą knygą ir kiekvieną dieną pradėjau skaityti knygą, pradėjau rašyti dėkingumo dienoraštį, pradėjau galvoti apie daug dalykų, kuriuos galiu padaryti kiekvieną dieną pamažai ir blaiviai įsivertinti, kiek aš iš tikrųjų galiu padaryti. Atsitiko va tie dalykai, kad pradėjo ateiti partneriai, pradėjo ateiti užsakymai, pradėjo ateiti titulai, pradėjo viskas keistis, pradėjo viskas eksponentiškai augti, atsidarinėti rinkos ir taip toliau. Ir tada toj vietoj pradėjo keistis mano mindsetas, į tą patį mindsetą, kur aš žiūrėdavau jau gulį ir kitus kalbančius apie tą patį ir aš galvodavau, they're crazy, jie išprotėjo visiškai, kaip jie gali iš vis tai daryti, kaip tai yra iš vis įmanoma. Nu ką jūs savo galvojat? Dabar gaunasi taip, kad pas mane, aš nesakau, aš taip jau darau, nesakau, pas mane 100% tai vyksta, bet aš matau užuominas to, matau, kad jau kažkokį vat apčiopimą aš gaunu, matau, kad jau kažkur kažką darau. Ir čia vėlgi kalba eina apie tą pačią kreivę. Kreivė eina, aš tik sustosiu ir kažkiek dar paisiu žemyn. Aš eisiu, nesustosiu ir kažkurioje vietoje kreivė eksponentiškai šaus. Lygiai taip pat kreivė eksponentiškai šaus, taip pat kaip Zinzino kreivė. Augulis pasakojo apie verslo prezentaciją, Antanas ir visi kiti, kurie pasakojo, tai yra, kad mes esam tokiam tipping pointe, iš kurio mes tiesiog šausim į viršų. Taip kaip ir atsitinka kompanijose, kurios eilę metų generuoja didžiulius srautus ir procentais dideliais auga. Ir jeigu jie turi unikalų produktą, jeigu jie yra industrijai gražiai, fainai, gerai veikiantis, su didžiulio planavimu, ten 50, 100, 500 metų į priekį, visas tas jų numatytas augimas, jisai toks ir yra. Ir čia jau norėčiau pabaigai pasidalinti vakar per direktorinį pokalbį, nežinau, kas iš jūsų ten dalyvavote, nes ir dabar jau, taip suprantu, Natalija irgi jau gali prisijungti ir Tomas prisijungia. Tai reiškia, kad Orinas kalbėjo apie tai, kad 20 metų atgal, įsiklausykit, čia yra unikalu, 20 metų atgal buvo jų kompanijos, žodžiu, recognitionas, apdovanojimai po gerų, gražių pasiekimų. Ir turbūt aukščiausias titulas, kas buvo ten pas juos pasiekti, arba ne aukščiausias, bet ten labai gerbiamas ir vertinimas titulas, kurį pasiekė ten, kiek ten sakė, apie 14 žmonių, apie 20 gal, deimantų, 20 deimantų. Ir Orinas stovėjo ir žmonai sakė, sako, aš taip jais didžiuojas, jie tokį padarė didžiulį proveržį, čia yra mūsų top lyderiai. 20 metų atgal. 20 metų atgal jisai taip kalbėjo, tai mes šiandien galvodami apie tai, kad deimantai buvo šitaip gal vertinami, kas vis dar po šiai dienai deimantas yra labai svarbus pasiekimas, tą Orinas ir paminėjo vakar. Bet šiai dienai per lapkričio mėnesį sukrito tiek direktorių, tiek Crownų, Royal Crownų, Black Crownų, ambasadorių, Royal ambasadorių, Black ambasadorių, prezidentų, elite prezidentų, global prezidentų, starsų kiek. Ir sako, įsivaizduoji? Sako, tai jeigu dabar imti tą patį principą, kad per 20 metų viskas tai pasikeitė, ir jeigu imti tą patį principą, kad dar po 20 metų, kai viskas pasikeis, tai sako, jūs tik pagalvokit, kad po 20 metų prezidento kvalifikacija bus, nesako dabar, dėl ko Orinas kalbėjo, kad anais laikais tada buvo deimantas šitoks pasiekimas, o dabar atsitiko tiek daug deimantų, kad jų net nuotraukų negalima visų sudėti ir padėkoti jiem už tai, už jų pasiekimus. Kad jau ten yra, nežinau, dabar director and above, ar crown and above yra recognition. Atsiprašau, dedami į puslapį. Tai sako, tu įsivaizduok, tais laikais mes negalėjom pagalvoti, kad vieną dieną tai bus. Aš nežinau, ar jis taip vizionieriškai matė, bet jeigu pagalvos, kad jis vizionieriškai matė, kad kažkada vėliau tai bus, įsivaizduokit, kas planuoja būti po 20 metų. Tai jisai vakar pajokaudamas sakė, kad, tai įsivaizduokit, po 20 metų prezidento kvalifikacija, žmogus sako ten, bet prezidento čia tipo kaip deimanto. Prezidento labai fainai, labai geras pasiekimas, čia pasveikinam, ten nelabai galim sudėti visų nuotraukų, nes tų prezidentų labai daug, bet sveikiname elite prezidentus, tai elite prezidentas kaip Crownas maždaug, tada sveikiname global prezidentus 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star ir ten 20 star, ne? Jeigu paimti nuo to, ką pasiekė, žodžiu, šitie.
Orianas su Hilde. Tai netgi tuo pačiu metu, kai mes kalbėjom su Auguliu 7 metai atgal, jisai buvo Black Ambassador, tai jis mus tik tai rekrutino. Tada praėjo ten 7 metai ir dabar mes esam Crown, pradėjom nuo 0, o dabar Augulis yra Elite President. Vadinasi, irgi per kiek rankų jisai patobulėjo per tuos 3 metus ir jam čia jau yra ta norma ir paskui galų gale, kaip jisai ir sakė, kad tai tampa norma būti tam tikram lygyje. Tai jums čia tokia įdomi perspektyva, kur vakar aš klausiau ir galvojau, iš tikrųjų, jeigu ten visi ten 1 star, 2 star, 5 star, 6 star, 11 star, 20 star, kaip iPhone'ai praktiškai. Ir tada tas visi kiti pasiekimai jau tada atrodys tokie žymus, finansinė prasme vis tiek liks ten tie apmokėjimai ir liks jie tokie galingi žmonėm pasiekusiem tą titulą, bet kad tų pasiekimų bus dar daugiau. Ir geroji žinia, tą, ką vakar Orianas ir pasakė, tai čia jums lygiai taip pati gera žinia, kad mes esam šitam tipping pointe, kur dabar gali viskas eiti į viršų. Nes jeigu jūs buvote tada prie tų deimantų, kurie buvo tada pas Orianą 20 metų atgal, tai jau visi yra elite. Tai jeigu dabar mes esam čia ir mes esam diamondai, bronzos, silveriai, goldai, executivai, platinos ir kylam į viršų, tai yra didelė tikimybė, jeigu mes laikomės, kaip aš ir minėjau, tos linijos ir jinai vis tiek vienu ar kitu metu šaus, jums priėmus tam tikrus sprendimus, darius savęs tą saviugdos kažkokią programą, tarkim, kad ir metų tą, ką Orianas siūlo ir yra viskas nemokamai ir aš kuo toliau, tuo daugiau žmonių po truputį rekrutinu ir įtraukiu tą mokymosi programą, kad jie mokytųsi ir eitų ir tobulėtų, mes tikrai visi galime nuvaryti ten į viršų iš tikrųjų to, ko mes ir siekiame. Nes netgi aš dabar jau ten tų ir partnerių tokių atsiranda labai gana reikšmingo, apie kuriuos jūs netrukus visi sužinosite, tai yra Lietuvos mastu, kurie turi ir pasaulio mastą, tai netgi jie ateina ir sako, žinai, aš pažiūrėjau visą šitą reikalą kaip į verslą, kad aš galiu šitoje vietoje padaryti verslą, nes aš esu apie tai ir man tai tinka, aš nenorėčiau dabar figūruoti ir mano klausimas, taip kaip aš irgi prisiminau Augulį, aš sakiau, aš niekur nenoriu būti įtrauktas, mano vardo pavardės negali čia būti, aš galiu dalintis kontaktais, bet jūs patys darykit. Mano klausimas vakar buvo tam žmogui. Ties kokia pinigų suma tu manytum, kad tu įsitrauktum į šitą veiklą, nes tarkim tai jau generuoja pakankamai solidžias pajamas, netgi ir tavo šiuo momentu turint omeny, ten nežinau, kažkokį ten finansinę pagalbę, kuris siekia kelius šimtus tūkstančių eurų. O dabar pagalvokit, kiekvienas iš jūsų turit finansinę pagalbę, kuris siekia kelius šimtus tūkstančių eurų. Kaip keičiasi jūsų gyvenimas? Kaip jūs gyvenat? Kokius sprendimus priiminėjat? Jūs turite kur tos porą šimtų tūkstančių eurų, ar kelius šimtus tūkstančių, ar 500 tūkstančių eurų investuoti, ar neturite? Jūs žinote, ką su jais veiksit? Ar jūs atėjote iki to taško, labai siekėt, bet jūs stagnuojat, nes nebežinote, kas toliau. Tai paskui pasidaro vis įdomiau ir įdomiau, nes, tarkim, ir mūsų atveju per tą vakar susitarimą jau apmokėtą su PK, mes startuojam ir žmogus sako, žinai, dabar aš jau suprantu, kad aš esu visiškai atsipalaidavęs ir manęs finansinė nebesveikia ir aš noriu dabar daryti įtaką, tai reiškia, kad padėti žmonėms susitvarkyti sveikatą, padaryti savo pokyčius ir apie tai, apie ką mes darom. Tada man yra labai didelis noras auginti žmonės, kad jie galėtų pinigų užsidirbti, kad jie galėtų išsispręsti savo tas visas dalis ir padėti jiem tą padaryti. Bet tuo pačiu aš visai esu nieko prieš uždirbti tuos pinigus, apie kuriuos buvo kalbėta vakar ir buvo parodyti tie visi žmonės, kurie yra viršuje pagal tuos visus mūsų rankus vadinamosius titulus. Tai plius minus tiek. Šią dieną norėjusi tai pamotyvuoti labiau vizionieriškai į priekį, iš to, ką vakar girdėjau iš Oriano, bet kaip ir paminėjau, pasikartosiu, yra labai paprasti būdai ir metodai to pasiekti. Tai netgi jeigu šią dieną ir nevystote veiklos, arba vystote kažkiek minimaliai, gal kažko nežinot, gal kažko nesuprantat, tai jeigu nesat patenkinti savo šios dienos rezultatu, jisai yra tiesiogiai susijęs su knygomis, kurias jūs skaitote. Knygomis ir mokslais, kuriuos jūs į save dedate. Šalia to eina dar patirtis, kurią reikia irgi padaryti. Ir aš dirbu su pora paauglių, 17 metų vaikinų. Ir aš matau, kaip jie drąsūs, kaip jie ten kažkur varo ir daro, jie gauna rezultatų, tada pasako jiem kažkas ne, jie tada iškart traukiasi, gūžiasi,
Bet pagalvokime, ar mums po 30, 28, 40, ar mums tas pats nesidaro, kai mes gaunam kažkokį riebūnę ir ten, kur mus kažkas bando sutrinti su miltais ir sakyti, čia po vieno uolų visus, kad čia, žodžiu, visi toj pačioj industrijoje dirba ir čia, žodžiu, uždirba tik tai tie, kurie yra viršui ir, žodžiu, produktas čia yra šūdnas, čia viskas yra apgaulė, čia viskas yra nesąmonė. Tai įsivaizduokit, kiek tokių žmonių yra ir ką, ir nieko. Ir tada kai kurie žmonės paima ir atsitraukia nuo to verslo ir sako, mane sugniuždė, mane sudaužė, bet niekas negali sugniuždyti ir sudaužyti, jeigu tu neleisi, kad tas atsitiktų. Kitas dalykas, kaip neleisti. Mokytis ir augti ir tobulėti šitoj srityje. Ir kas tada atsitinka, kai aš turiu žinių, kažko žmogus ateina, bet mano rezultatai kitokie, mano komandos rezultatai kitokie, lyderių komandos rezultatai kitokie, lyderių rezultatai kitokie. Ir kaip jisai vakar sakė, nu tai sėdėk ir šypsokis tau, kai aiškina kažkas, kad čia nėra tai, kad tai nėra tiesa. Bet tu žinai, kad yra kitaip, nes tu turi tiesioginių įrodymų. Tik dabar tu skirsi laiko tam žmogui įrodyti ir įrodinėti, ar tu tikrai gali ir gebi padaryti tai, kad jam įrodytum, kad jis yra neteisus, ar vis tik tai supranti ir tu sakai, kad okei, gerai, viskas tvarkoja. Ir šypsasi ir sakai, žiūrėk, viskas tvarkoja, no problem. Tada baigėsi pokalbis, tai buvo tik tai ne ir važiuoju toliau. Man turbūt svarbiausia dalis, kurie atsitiko, tarkim, jau man atsitiko, matau Antanas su tokia pikdžiugiška šypsena sėdi ir jam tai yra atsitikę jau, kad pas mus dingsta baimė gauti ne. Mes suvokiam kaip ne, kaip didžiausia, geriausia pamoka. Šiaip mūsų verslas, aš jau kažkada esu sakęs, mūsų verslas yra pastatytas ant ne. Jis nėra pastatytas ant taip. Jis nėra pastatytas ant taip. Ant taip yra nice to have, taip yra byproduct, kad mes, žodžiu, kažką gerai darom, mokomės, ten dirbam ir taip toliau. Ir jau kaip geroji pasiekmė, žmonės pasako taip, įsigyja. Nu, su tuo paskui prasideda didžiulis darbas. Didžiulis, mažas, paprastas, kaip nori, tai pavadinkit, nereikia savęs užgrūzinti, kad čia didžiulis darbas ir aš jo nemoku ir nepadarysiu. Bet mus labiausiai užaugina šitam versle, tai yra ne, kuo daugiau ne. Tai čia ne yes business, o no business. Čia yra no business. Noriu papildyti darykime, kad yra žmonių, kuriems kelis kartus pasakai konceptą ir supranti, kad jie nori anksčiau patekti į kapus. Mes negalim jiems trukdyti to. Supraskit. Jie tikrai labai labai nori anksčiau ten patekti. Tai mes suprantame tai po kelių kartų ir paleidžiame juos. Va. Tai toks biški juodo humoro, bet Nekalėdiškai visai. Nekalėdiškai visai, bet kai tu tą supranti, nu, kad pasakai pirmą kartą, antrą, kai žmogus prasitestauja, tas rezultatai yra blogi ir jisai nevartoja. Nu tai, žiūrėkit, aš tai noriu būti toks, o tu nori būti toks. Ir aš tavo gerbiu norą. Ir yra žmonės, kurie po to susivoksta, tuos kirminus išsilydo, išdegina galvoje ir išpūdo ir supranta, kad tas kelias į kapus gal jisai turėtų atitolti, o yra, kurie yra tiesiog nepagydomi. Su savo gerąją aurą tu negali. Tai tokia statistinė yra mažuma, bet jinai yra. Ir kai tu žinai ir užpuolį ant tokio, nu tai tada eini pas kitą, kuris nori būti sveikas, laimingas, ilgai gyventi, sportuoti, sugerti vandenį, suvalgyti baltymus ir visą kitą, ką mūsų mokina gerbiamas Ignas. Matai, Antanai, mes turbūt gal dabar tai papildant dar tave pridedant, kad mes neinam pas žmonės jam kažko parduoti, mes einam jų supažindinti su konceptu ir žmonės ten priema sprendimą. Man konceptas įdomu, aš noriu pasirūpinti. Mes ateinam tik supažindinti. Nieko nesigirdė, užsimutino. Jo, tai va, tai aš manau, kad Antanas, ką norėjo pasakyti, aš tą norėjau pasakyti, kad galbūt didžiausias iššūkis žmonėms, su kuriais aš bendrauju ir jie skundžiasi partneriai, kad jie, žodžiu, nepavyksta jam padaryti pardavimą. Aš tą jam ir atsakau, kad tai turbūt dėl to, kad bandai padaryti pardavimą. Bet tavo užduotis yra ateiti ir pristatyti konceptą. Tai reiškia, jeigu tu tiki konceptų, tiki kompaniją, tiki industriją ir žinai produktus ir ateini pristatai viskas. Ir tavo ten, tada klausimas yra, žinai, ką tu galvoji apie tai, ką aš tau dabar pasakiau. Ir jeigu žmogus iš to paima atsako, kad man aktualu, neaktualu,
gal dar kažkokių poro kontrolinių klausimų iš Briano Tracy mokymo ir viskas. Ir šitoj vietoj gali uždaryti, gali neuždaryti. Uždarimas ir geras pardavimas atsitinka tada, kai žmogus tikrai turi žinių ir turi dar ir patirties ir yra gavęs 1000 ne. Ir per tai pas jį atsiranda visokie, tu girdi, kad žmogus bijo, girdi, kad žmogus nenori, girdi, kad žmogus ten bando ten nuo tavęs atsistumti ir taip toliau. Visokių tokių žmonių, žmogiškų, psichologinių barjerų yra ir su jais galima dorotis arba galima nesidoroti, nes neužtenka tik tai žmogui pristatyti, ką tu manai, ne, man nepatinka, arba ten ne, nežinau, aš ten pinigų neturiu. Tai prie kiekvieno tokio atsakymo yra ką atsakyti. Tik tai visą reikia žinoti ir visą tai reikia būti praėjus ir patyrus. Ypatingai tie, kurie naujai pradėjo, kuriems žinoti, jie aišku, kad to nežinos ir nežinos, ką sakyti ir ką daryti. Bet visą tai atsitinka per mokymas ir buvimas su partneriu kartu, ėjimas su partneriu kartu, darimą prezentacijų su partneriu kartu, tada toliau mokymasi įvairiausių prezentacijų meno, tada apie produktus sužinoti, išsiaiškinti, kaip kiti pasakoja, pristatinėja, tada prezentacijos, kaip yra daromos, kaip yra daromi uždarimai, užklausimai ir taip toliau. Tai visą tai duoda paskui tą tokią, nežinau, naudą, bet kaip ir sakiau, visa tai yra apie viskas yra apie ne. Biznis yra padarytas ir pastatytas apie ne. Kuo daugiau žmogus to pasako ne, kuo daugiau tų žmonės pasako ne, jie daro to paslaugą. Ir mes labai pykstam ant tų žmonių, kurie sako ne ir kurie sako nenoriu, ką tu čia atneši ir taip toliau, ir mes ant jų pykstam ir mes juos vadinam heiteriais, nausėjais, bet jie yra mūsų gelbėtojai. Tai šitie žmonės yra tie, kurie mus išmoko. Nes jeigu jis nepasakytų ne, aš nenusigrimčiau į save, neuždaryčiau savo veiklos ir nepasitraukčiau. Ta žmogus, jeigu tai padarė, vadinasi, jo žodžiuose buvo kažkokia mintis ir esmė, kurios aš nesugebėjau su savim pradirbti psichologiškai ir dėl to aš uždariau šitą veiklą, nes aš pasitraukiau ir susigūžiau ir dingau. Bet tam žmogui reikia dėkoti, o nepykti ant jo. Ir tada, jeigu aš taip išmokstu vieną po kito priimti ir tie ne, mane labai stipriu padaro. Tai dabar ant šito žmogaus reikia pykti, kad jisai paėmė ir padarė man šitą paslaugą, jam dėkoti reikia. Ir su tokiu dalyku, jeigu mes ateisim į susitikimus ir prezentacijas, tai tas ne, jisai pasidaro aukso vertės. Ir kai gauni ne, tu galvoji, ačiū Dievui, žmogus saugosi, jisai nori nebukai, ne kažkaip ten paimti ir pasirašyti, bet jisai nori pasakyti ne, jis nori paprieštarauti, jisai sako, bet man sakė taip, o man sakė šitaip, o aš girdėjau šitaip. Ir man nepatinka. Ir aš paimu ir sakau, gerai, labai gerai, aš čia tam esu, kad atsakyčiau. Bet jeigu jūs nueisit, nieko nemokėsit atsakyti, tai tikrai jūs gausit tokį ne ir paskui susigūžę sėdėsit. Todėl, kaip ir kalbėjom, kviečiamės į prezentaciją savo sponsorius ir jie jums tikrai padės. Dabar, ką Antanas sakė, kažkaip norisi pasakyti, nes turėjau porą tokių susitikimų, tai neįvardinant nei asmenybių, nei situacijų. Mano artimųjų rate atsitiko vėžys. Ten, tarkim, šiek tiek tolimesnių artimųjų. Ir jisai atsitiko tokioj vietoj, kur tai yra tiesiogiai su sveikatingumu susiję. Ir aš suprantu, kad apsilankimas pas žmogų, kalbėjimas, aš skambinau, siūliau, man pasakė ne, aš atsisakau, man neįdomu. Ir aš dabar suprantu, bet mes būtume pamatavę uždegimus, mes būtume pradėję tvarkyti, mes būtume padarę dalykų, mes būtume padarę proveržį, mes būtume prasikalbėję apie ten visus 6 pagrindinius sveikatos principus, bet žmogus atsisakė ne. Jis pasakė ne. Ir tai, ką sako Antanas, tai yra taip realu, kad apie tuos kapus, kai eina kalba, aš labai tikiuosi, kad žmogui viskas bus gerai ir kad jisai išsikapanos ir jisai nemirs. Bet tai yra tokia realybė. Turiu omeny, mes galim apie tai tylėti, galim nesakyti, galim gailėti, bet tokia yra realybė. O kitas dalykas, kitas partneris, susitikau, padarėm testą, neturiu pinigų, viskas griūna, tai pirmoji eilė, neturiu pinigų, antroji eilė, sveikata prasta, testas, belekai blogas, viskas griūna, lūžta ten su artimaisiais, problemos, ten sveikatos ir taip toliau. Ir aš visą tai girdžiu ir žmogus sako, ne, nieko, viskas gerai, čia kaip ta ekranizacija, žiūkas sėdi, geria alaus bokalą, žodžiu, už jo galo nugaros dega visas baras ir sako, kaip tu, jisai sako, ne, viskas gerai. Ir ten gal su to bokalų priekė, ten kažkokį lauželį paima užpilą ir sako, va, užgesinau, problema baigta. Tai va, tai niekaip šitos dalies nepakeisim, užtenka tik tai, žodžiu, atlikti savo pareigą, o jeigu jūs priėmėt sprendimą būti komandos nariais, dirbti su šito produktu, tai jūsų pareiga, kur jūs galite jos ir nedaryti. Bet jūsų pareiga yra sustabdyti visus tuos dalykus, apie ką kalbėjo
Vitos CEO, kai jisai pasakojo apie tai, kad va žiūrėkit, čia yra linija. Žmonės, kurie serga diabetu, kurie mes galim pagerinti diabeto, ten insulino pasisavinimo sumažinimą, kad nebūtų tų šuolių, tai mes jam galime pasiūlyti produktų, kurie iš tikrųjų veikia ir jūs tai žinote, ir žmonės pas mus yra tų sėkmės atvejų, kur visa tai vyksta. Tada sako, yra antra pakopa, kurią mes ištyrėm, tai yra 24% žmonių, kurie yra pre-diabetes, prieš diabetą, kuriem jau yra netoli, bet mes jam galim visą tai sustabdyti ir atitolinti. Ir tada yra 70 žmonių procentų, kuriem yra viskas gerai ir jiem viso šito nereikia, bet jie pasidarė testą prevenciškai. Pagalvokite apie tai, ką jisai pasakė, būdamas Kaune. Jisai pasakė, 24% žmonių buvo iš anksto diagnozuotas pre-diabetes būsena ir su mūsų produktais jie galėjo susimažinti. Susimažinti, čia kitas klausimas. Nustatė. Tai tokiu būdu iš ten kelių tūkstančių tyriamųjų kiek žmonių iš karto turi galimybę nepatekti ten, kur paskui yra reikalų su diabetu gyventi. Suprantat ar ne? Tai lygiai taip pat, jeigu jūs padarote tyrimą ir atliekate tiesiog savo pareigą, nueinat pas žmogų ir pasakot jam, kad yra testas, aš galiu pristatyti, aš galiu padaryti, ar tu norėtum, čia būtų tokia galimybė, šiaip yra dar verslo galimybė, bet yra tik tai produkto vartojimo. Ar tau įdomu? Nu, aš norėčiau sužinoti. Ir prevenciškai mes tai galim padaryti, nes jeigu tau nieko nėra, tai tada valio, toliau maitinkis, o jeigu tau yra, tai tu gausi produktų. Taškas. Ir įsivaizduokit, dabar tai būtų tas žmogus, apie kurį aš kalbėjau, ir jam dabar yra vėžys, ir jisai efektyvinis, ir dabar žiūrės, kaip ten kažką. Ta prasme. Aš čia pats dabar kalbu, ne tai, kad aš čia bandau kažką pavaizduoti, ar kažką, kad aš žinau, kad aš moku. Man taip pat, kaip ir jums, aš tikiuosi, kad jūs girdit mane, man rauna stogą, eksplodina mano smegenis, sprogsta smegenis. Kaip tai yra susiję, kaip tai yra svarbu. Aš dabar pats pasakau, kalbu, ir mano atveju net ir ne vienas toks atvejis buvo, kur ten buvo galima diabetą sustabdyti, bet pirmoje reikėjo padaryti testą, bet testo buvo atsisakyta. Ir tada piks praeina kažkiek ten pusę metų diabetas. Ai, nesau, ir dar nusičiaudėjo dalė. Tai vadinasi tiesą pasakiau, haha. Tai va. Mano mėly kolegos, negalvokite, kad jūs esat pardavėjai ir kad jūs darot pardavimus. Jūsų yra truputį kitokia misija. Jūs ateinate žmogui pristatyti koncepto, kuris veikia ir kuris padeda išgryninti ir ištraukti tuos 24% žmonių ir jiems sustabdyti visą tai, kas galbūt planuoja jiem atsitikti. Nes jeigu jie taip yra, vadinasi, jau jų mityba yra netinkama, jau jų yra įpročiai netinkami. 70% neaišku, kur jie dabar yra ir kokiam taškėje pagauti, gal jie čia irgi jau toj pakeliu eina, gal jau ten visai šalia. Bet jeigu jūs jam priminsite po 4, 5, 6 mėnesių dar pasidaryti tyrimą, ar nepasikeitė, ar eina į gerą situaciją, ar eina į blogą situaciją, tai jūs vėlgi atliekate savo pareigą puikiai. Nu ir jau tada, jeigu kalbant jau visiškai karmos dėsniais, tai tiesiog gausit labai daug gražių gerų taškų ir kai žmonės ten paima šiukšlę nuo žemės arba išgelbė žmogą einantį per perėją, kur jau vos nenutrenkia mašina arba kažkokius kitokius gerus darbus daro, tai pagalvokite apie save darančius gerus darbus. Ir galbūt to jums užteks, nes kažkam tai yra labai svarbu. Dabar man atsakyti į klausimą, jeigu jūs surastumėt žmogų, tokį kaip mane, pas kurį buvo 37:1, ir jūs man paaiškintumėt ten su visokiais ten moksliniais tyrimais, kas čia tau dabar gresia, bet aš jūsų neišgirščiau. Ir paskui paaiškėja, kad po kelių metų man vėžys arba diabetas. Ką jūs pagalvotumėt? Kad nepadariau savo darbo. Blemba, kaip gaila, aš turėjau galimybę, bet jis manęs neklausė, ar aš galėjau jam kažkaip per prievartą sukišti, nu negalėjau. Blemba, gaila, tiesiog jūs elementariai manęs pagailėtumėt. Lygiai tą patį padarė. Jonas lygiai tą patį padarė. Augulis padarė testą, parodė, pristatė, o man neįdomu, man nusišik. Man tai neaktualu, aš matau ir konceptualiai sakau, čia yra piramidė, jūs manęs niekur netraukit, viso gero. Bet testas buvo padarytas. Pasižiūrėkit, ką aš dabar kalbu. Mes su Julieta tą patį kalbam, kad mes tada nesuvokdami mus ištraukė iš mirties realiai. Nes 37:1 galėjo nesustoti ir vadyti toliau ir toliau ir toliau ir paskui bam, turėk savo. Jūs suprantat, ką mes darom? Prevenciškai. Tiesiog įkvėpimas kalėdų proga nesustoti šitoj vietoj, kad čia dabar ateis 2 savaitės, žmonės privalgys labai daug maisto ir labai prastai jausis ir kažkam tai gali būti tasai klikas, kad kaip tik tuo metu čia per kalėdas pas mane buvo pikas ir pas mane bam kažkas atsitiko. Tai čia aš nenorėčiau, Antanas aišku užvedė tokią temą,
Nes čia kalbant apie gyvybės draudimas, tai geriausi pardavimai eina per tai, kai sakai, nu tu vat mirsi, tai nenorėdamas mirti, žodžiu, apsidrausk. Tai prašau, šitos dalies nenaudokit. Jūs tiesiog patys savo asmeniškai turėkit mintį, bet nekalbėkit su žmonėm apie tai susitikę, nes tai yra labai netinkamas būdas ir metodas. Per mirtį kalbėti. Jūs labiau turėkit savo mintį, dėl ko tai darot. Ir jeigu aš sugebėsiu žmogui gražiai, neinvaziškai, su meile, su pagarba pristatyti konceptą, jisai sutinka ir jisai nori, ir jeigu aš matau, kad jisai ten, vat, nu taip daro, ir aš nieko nesugebėjau pasakyti tam žmogui, kuris ten artimųjų problemos, jam problemos, ten pinigų, sveikata, belio kaip bloga. Aš taip gal šiek tiek taip įpykeliškai sakau, ta prasme, bet žmogus vis tiek nieko nenori girdėti. Tai mano užduotis buvo padaryti testą, pasakyti apie konceptą, taškas. Yra naglesnių žmonių, kurie sugeba padėti vizitinį ir pasakyti, tai vat, jau kai reikės laidojimo paslaugų, paskambinkit man. Yra tokių. Bet čia vėlgi strateginis pasirinkimas. Tik tai turėkite omeny, kad jūs visada kažkas klauso, visada kažkas stebi. Ir jeigu jūs pasirinksite tokią būtent filosofiją, kad eisit per tą mirtį, kažkurioje vietoje kažkas pasakys, kad čia labai yra negerai per tokį gąsdinimą daryti ir tada bus labai nefain. Tai va, tai aš jūs kviečiu, kadangi esat suaugę, tai junkite savo smegenus ir galvokite apie tai, kaip iš tikrųjų tai yra svarbu, ką mes darom. Ir kaip padaryti taip, kad aš ateičiau neparduoti, kad aš ateičiau su didžiulė meilė, su didžiulė širdim atverta ir žmogui pristatyčiau konceptą ir nieko iš to nesitikėčiau. Pavyks. Žmonės yra protingi, leiskim ir palikim jiem patiems spręsti ir patiems būti protingiam ir patiems būti tiem, kurie nori apsisaugoti arba ne. Nes jūs viską turit, bet tam, kad jūs gerai papasakotumėt, jūs turit išmokti gerai, žinoti visus šitos atvejus, turėti tų ne 3000, 3 milijonus, išsilaikyti, būti stipriem ir tada paskui vat, su tokiu galbūt motyvacijų ir suvedimu, kaip daugelis iš mūsų tai daro, ateiti į tuos susitikimus ir jeigu tai yra ne, pasižiūrėti, ko tas ne mane moko, ką jis man sako, ką bando žmogus pasakyti, padėti jam kažkaip galbūt ant tuos psichologinius barjerus ar kažkokias baimės paleisti, bet tuo pačiu palikti žmogui tą jo apsisprendimo teisę. Antanai, ką norėjai dar pridėti? Aš atsiprašau, mane numušė skambutis, tai aš klausiausi toliau. Ar jūs jau atsisveikinat, ne? Nu, mano užduotis dabar jau palikti studiją, nes aš turiu susitikimą, o dar jūs, jeigu norit kažką pašnekėti ir viską dar pabaigti, tai prašau. Ne, viskas yra labai džiugu. Linkiu visiems kitą kartą būti maksimaliai jungus kameras, kad mums su Ignu nebūtų liūdna. Tai ačiū Dalia, kad tu įsijungiai ir kitas... Nu tai ką, tai mes dabar atsisveikiname kitų metų, ne? Žiūrėk, Antanai, aš nebijau, kai žmonės išjungia kameras, nes aš esu pripratęs šnekėti vieną su savim. Aš kai vedu treniruotės online, aš filmuoju žmonėm laivus. Tu gali man pasakot, ko tu nori. Niekad manęs nevalgo. Tu gali pasakot, ką tu nori, bet matyti žmogų yra labai faina. Sutinku. Kalėdų ir kadangi šiais metais daugiau antradienio nebus, video bus šventiniai visi, tai aš visiems linkiu didelio kalėdų senių maišo. Va, ką norėjau pasakyti. Jo, tai mes apie tai visą pokalbį ir kalbėjom. Tai linksmų švenčių visiems ir pasimatysim jau netrukus. Iki.